Šiandien žiniose matysite. Ariogalos gimnazijoje vyko jaunimo stovykla. Raseinių rajono jaunimas kviečiamas rašyti projektus. Kovo 7-9 dienomis Ariogalos gimnazijoje vyko jaunimo stovykla Sniego gniūžtė. Čia susirinkę jaunuoliai vykdė įvairias veiklas, nukreiptas prevencijai prieš žalingus įpročius. Plačiau apie šią jaunimo iniciatyvą papasakojo Ariogalos gimnazijos biologijos mokytoja, viena iš šios stovyklos organizatorių, Virginija Petrošienė. Tai kas vyko šį savaitgalį Ariogaloje, kas čia per stovykla buvo? Čia vyko stovykla, kuri vadinasi Sniego gniūžtė. Ji Lietuvoje vyksta jau seniai. Šįmet švenčia šitą stovyklą 20-metį Lietuvoje. Ir tai yra prevencinė stovykla, kuri yra nukreipta prieš psichotropinės medžiagas. Ir už sveiką gyvenseną pasisakant. O kodėl buvo pasirinkta Ariogalos gimnazija? Todėl, kad Sniego gniūžtė todėl vadinasi taip, kad ji yra toks užkrečiamas dalykas. Pavyzdžiui, yra mokykla, kuri pakvietė mus. Tai buvo Joniškio rajono Žagarės gimnazija. Mes ten nuvažiavome, pamatėme, kad tokia stovykla gali būti, užsikrėtėme to virusu ir nusprendėme, kad mes patys tai padarysime. Ir iš jų išsiridenome mes. Iš mūsų kažkas kitas išsiridens. Čia dalyvavo 4 mokyklos šį savaitgalį, tai buvo Ilgžių, Skaistgirio, Žagarės, tai kadangi Žagarė ir Skaistgiris jau išviniojo Sniego gniūžtę, tai mes galvojame, gali būti, kad galbūt Ilgižiai išvinios tą Sniego gniūžtę iš mūsų. Bet čia reikia laiko. O čia organizavot kaip jūs, vien mūsų gimnazija ar kažkas iš šalies? Ne. Yra Lietuvoje tokia organizacija, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis. Ir šita organizacija užsiima šitų stovyklų veikla Lietuvoje. Ir jau galbūt 60 mokyklų stovyklas šitas organizuoja ir mes viena iš jų esame. O kokie tikslai pagrindiniai tos stovyklos buvo? Tos stovyklos pagrindinis tikslas yra apjungti jaunimą ir parodyti, kad linksmintis ir ilgai galime be jokių svaigalų. Ir labai tolerantiškai, draugiškai neįvyko jokių problemų nebuvo. Neįvyko nei turto žalojimo, nei vienas kito niekas nesusižalojo. Stiprus užimtumas, darbas grupėse vyko ir vis tokia tema, auklėjimosi tema. O čia ta stovykla skirta moksleiviam? Taip, tai yra moksleivių stovykla, bet jie gali jungtis mokytojai, tėveliai ir labai toleruotina. Mūsų mokytojai Ariogalos gimnazijos irgi įsijungia į tą ir paprastai mokinius lydi mokytojas, bet gali jų atvažiuoti kiek tai nori. Ir čia suaugusių gali dalyvauti, kad ir pusė tų vaikų tėvų, čia laisvanoriškai. O kokie atsiliepimai iš vaikų apie stovyklą? Ar patenkinti? Žinot, turim labai daug atsiliepimų iš kitų mokyklų ir iš pačių šitų vaikų, kurie patys organizavo. Įdomu tai, kad stovykloje vyko tokia kaip ir mokinių savivalda. 11 direktorius buvo stovyklos, 5 buvo vadovai, kurie irgi mokiniai ir jiems patiems valdant, taip sklandžiai stovykla įvyko. Aišku, koordinatoriai suaugę žmonės, bet vis tiek labai malonu, patys vaikai jaučia didžiulį malonumą, kad jiems šitaip pavyko. Nebuvo nei grupėse kažkokio skandalo, kad tu man čia nevadovauk ar dar kažkaip. Žodžiu, gerai viskas praėjo ir geri labai atsiliepimai. O koks tęstinumas bus dabar tos stovyklos, tų veiklų? Aš galvojau, kad tokie pavargę vaikai jau nebenorės tokios stovyklos dar kartą organizuoti, nes vos paėjo po stovyklos, nes mes turėjome ją visą mokyklą, dirbome 12 kabinetų, koridoriuose, foje ir skaitykloje ir menų salėje ir viską reikėjo mums patiems susitvarkyti, niekas neatėjo, nepadėjo. Tie patys, kurie vadovavo stovyklai, ją organizavo, tie patys susitvarkėm, išnešėme konteinerius, patys šiukšlės. Tai išvažiavo svečiai visi 12 valandą, mes išėjom 4 valandą, kada susitvarkėme. Tai galvojau, jau jie tokios stovyklos nenorės. Bet šiandien, matytumėt, buvo aptarimas ir jie pasakė, mes mokytojai šitą Sniego gniūžtę vėl pasidarysime. Kad ir šįmet, sako. Ariogalai? Kad ir šįmet, taip. Bet tikriausiai, kad rajono mokykloms šį kartą.
tik rajono mokykloms. Pakviesim Viduklę, Nemakščius, Šaltinį, Petkaus mokyklą. Gerai, ačiū labai. Ir labai šauniai. Nu. Tikrai. Raseinių rajono jaunimas kviečiamas rašyti projektus su tikslu gauti finansavimą savo veikloms ir organizacijoms stiprinti. Plačiau apie reikalavimus ir kitus rūpimus klausimus mums atsakė Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė. Kas gali teikti paraiškas projektam finansuoti? Raseinių rajono jaunimo pilietinėmis socialinėm iniciatyvom gali teikti paraiškas Raseinių rajone veikiančios jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Kam turi būti skirti projektai, kokiom veiklom? Projektai turi būti skirti, jeigu tai yra jaunimo organizacija, neformali jaunimo grupė, tai jų veiklų stiprinimui. Tai projektas tiesiog yra skirtas jų veiklai įgyvendinti arba kažką jie nori, ką nors pasitobulinti. O jeigu tai yra neformali jaunimo grupė, bet su jaunimu dirbanti organizacija, tai turi būti plėtojimas atviras darbas su jaunimu. O kokie reikalavimai pagrindiniai projektam? Pagrindiniai reikalavimai iš tikrųjų tai pirmiausia yra užpildyti paraišką, pirmąjį priedą ir paraiškoje vertinama yra, kad būtų būtent kaip yra įgyvendinimas tas tikslas, prioritetas, tai ar tai yra jaunimo organizacijos neformalios jaunimo grupės veiklos stiprinimas, ar tai atviras darbas su jaunimu, taip pat kad būtų savanoriškas jaunimo dalyvavimas, įtraukimas į visas veiklas, neformaliojo ugdymo metodų taikymas, taip pat matomumas. O iki kada gali teikti paraiškas? Paraiškas galima teikti iki balandžio 1 dienos, 12 valandos. Kokio tipo projektai neturėtų būti? Kam nebus skirti pinigai? Projektai nebus skirti, kur yra skatinti tiesiog kažkokią tai turizmą, kur daugiau orientuota į tarptautinį lygmenį. Taip pat jeigu yra pažeidžiama kažkieno kitos teisės, Lietuvos Respublikos teisės reglamentai. Ką dar turėtų žinoti organizacijos norinčios teikti paraiškas? Svarbu gera idėja ir gražiai veikti. Ačiū.